Jeigu norime pažymėti, ką nors atidarytame dokumente, mums reikia tiesiog paimti pieštuką ir mes jau galime iš karto rašyti. Jeigu reikia pajudinti, tiesiog uždarom, pirštu pajudinam į kitą puslapį ir paėmus pieštuką vėl mes galime žymėti. Jeigu jūsų raštas yra neidealus, tai mes turime jums sprendimą. Paspaudžiame žymėti, apvedam ir paspaudžiam Smart URL. O galbūt norite, kad tas užrašas atsidurtų iš karto Google paieškoje, tai vėl spaudžiame žymėti, spaudžiame ant užrašą ir spaudžiame paiešką. Kartais, kai mes rašome balto lentoje, norime kažką paryškinti. Tai tiesiog mes rašom ir jeigu reikia paryškinti, tiesiog stipriau paspaudžiam pieštuką ir iš karto mes turime storesnę liniją. Rašom plonai, paspaudžiu, rašau iš karto storai. Kita pusė atverčiu, rašau kitą spalvą ir irgi galiu paspausti ir rašyti iš karto storai. Mūsų ekrane galima rašyti iš karto trimis spalvomis.